Pomita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. EASE – mano namų stilius. Vėžys – tai liga, kurios atsiradimą ir baigtį savo elgesiu neretai žmogus gali įtakoti pats. Kas ją provokuoja ir ar laikas, kada ji aptinkama, padidina gydymo sėkmę ir išgyvenamumą? Vėžys yra be galo nebylus. Jis labai ilgai nebylus. Ir tam nebyliam laikotarpiu, jeigu tu jį aptinki, pilnai išgydyti. Vidinių organų ligų mes tikrai negalime patys apčiuopti ir yra žinoma, kad ne viena onkologinė liga jinai tiesiog besimptomė, o kai simptomai pasireiškia, tai būna jau išplitusi liga. Tai tokių negalavimų tikrai nereikia laukti. Moksliniai tyrimai atlikti Jungtinėje karalystėje, Amerikos valstijose rodo, kad šios kartos žmonės, šiuo metu gyvenantys žmonės, vienas iš 2 per savo gyvenimą išgirs onkologinės ligos diagnozę. Aš turėjau krūties onkologiją, jau 4 metai praėjo. Tikrai buvo didelis psichologinis smūgis, todėl kad kaip ir visi, taip ir aš maniau, kad mane vėžys aplenks. Jeigu nori taikos, ruoškis karui, o jeigu nori nesirgti arba sirgti lengviau, tai ruoškis ligai. Reikia rasti laiko savo, eiti tikrintis, prevenciškai tikrintis, kad po to tiesiog nereiktų raudoti, kodėl aš to nepadariau anksčiau. Ir niekas šiandien bus kaltas, nei aplinka kalta, nei Google'as visagalis, tik taip pats žmogus. Todėl reguliarus lankymasis pas gydytojus, reguliarūs patikrinimai, jie gali išgelbėti tūkstančius gyvybių visoje Europoje. Ir toliau skleisime žinią, kad prevencija yra įmanoma. Šiandien ta žinia, kurią siunčia ir ši paroda, autobusiukas, yra pirmiausia apie tą prevenciją. Šią savaitę prasidėjo ES kovos su vėžiu misijos renginių Lietuvoje ciklas. Į 5 Lietuvos miestus atvyks ir veiks keliaujantis autobusas konsultacijų kabinetas pavadinimu Pamatyk ir suprask Lietuva. Vilniuje jis jau apsilankė švenčiant Lietuvos įstojimo į ES 20-metį. Pasak Europos komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus, toks keliaujančio konsultacijų kabineto turas skirtas didinti visuomenės informuotumai apie vėžį ir skatinti gyventojus pasitikrinti. Ypatingai komisijos prezidentė, kuri šiandien lankosi Lietuvoje, Ursula von der Leyen savo asmeninę iniciatyvą norėjo dar labiau perkelti visoje Europoje, tai yra vėžio prevencija. Tai yra siaubinga visuomet žinia žmonėm išgirdusiam šią naujieną, skamba lyg verdiktas. Ir šis autobusiukas paroda, jinai lygiai taip pat siunčia vieną pagrindinę žinutę. Prevencija, tas pirmas svarbus žingsnis, kalbant apie tokią lyg higieną. Ir tas reguliarus tikrinimas jis yra pirmasis žingsnis, o kartu vis daugiau ir daugiau bus galimybių išgydyti vėžinius susirgimus čia Europoje, nes vis dėlto čia yra didžiausia mokslinė bazė ir moksliniam tyrimam ir toliau investuojamos yra didžiulės sumos pinigų. Ir nėra per anksti, yra tik tai per vėlu. Vėžys gali paliesti bet kurį žmogų, todėl ES ir misija Vėžys imasi svarbių priemonių kovai su juo. Sparčiai progresuojant ES finansuojamiems moksliniams vėžio tyrimams ir gydymui, tapo įmanoma veiksmingai pasirūpinti savimi ir savo bendruomenėmis. Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos bendradarbio, buvusio ES komisaro, gydytojo, istoriko Vytenio Povilo Andriukaičio, tai reiškia, kad vis labiau auga sąlygos būti informuotų, ugdyti sveikus įpročius ir tikrinti sveikatą. Žingeidumas yra faktorius, kuris gali žmogų sudominti, kad jis staiga pamatytų, o, čia iš tiesų kalba apie kažką, apie ką aš niekad negalvoju. Nes iš esmės tikslas yra koks? Po truputį šviesti visuomenę ir įtikinti
kiekvieną atskirai, kad vėžio problematika jį gali paliesti. Turime labai aišku tokį paradoksą. Mes turime labai stiprią diagnostinę bazę. Mes turime labai stiprius klinikinius patyrimus. Mes turime labai didelį kontingentą gerai paruoštų medikų. Mes iš tiesų gerai įvaldę sudėtingiausias gydymo technologijas. Ir jeigu palyginti, pavyzdžiui, Lietuvos, Belgijos, Švedijos, Suomijos, aš žinau visas 27 ES valstybės, nes buvau komisaras atsakingas už visuomenės sveikatą. Mūsų pajėgumai padėti žmogui yra dideli. Kita vertus, žmonių noras į save atkreipti dėmesį yra labai menkas. Tai vat konfliktas tarp visuomenės nusiteikimo ir žinojimo, kad yra gera klinikinė bazė, tas konfliktas akivaizdus. Šią mintį palaiko ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė. Ypač žinant, kad Lietuvoje apie pusę visų onkologinių susirgymų yra diagnozuojama jau pažengusiose stadijose, tai rodo, kad žmonės nemoka, nežino, kaip reikia atpažinti, ar pajutus kažkokius tais negerumus, nežino, kaip kreiptis, kur ieškoti pagalbos. Tai tokių autobusiukų, tokių iniciatyvų tikslas yra paraginti žmonės kuo anksčiau kažką pajutus, argi nieko nepajutus, eiti pas šeimos gydytoją ir ieškoti pagalbos. Ką reikia Lietuvoje, mes turim 4 prevencinės programas, kuriuose visuose aktyvumas yra pernelyg mažas, apie pusę dalyvavimas yra tiktais. Nors žmonės ir kviečiami, tačiau dažnai atrodo, kad dar yra laiko, čia kitas iki nueisiu, tai nėra geresnio laiko nei dabar. 40% vėžio atvejų galima išvengti arba išgydyti, jeigu jis nustatomas anksti. Tuo prieš 4 metus susidūrusi su onkologinė liga Vilnietė Danguolė įsitikino pati. Ji ir dabar tiesiog iš atminties išvardė visas 4 valstybės finansuojamas programas. Tai krūties, gimdos kaklelio, storosios žarnos ir prostatos vėžio prevencinės programos. Žinote, aš taip ir galvoju, kad dauguma dar vis stovi už to barjero ir įsivaizduoja, kad jie taip saugiai už jo ir prabus. Tikrai nei vienas nesam apsaugotas. Ir bent jau tas prevencinės programas, kurios yra finansuojamos, tai aš nežinau, aš laikau, kad čia yra savotiška nuodėmė, nežinau, nepasinaudoti. Jeigu žmonės rūpinasi savo sveikata ir arba turi artimoj aplinkoj sergančių, arba, sakykime, šiaip kažkokių įtarimų, tai net jeigu ir tos programos dar nesulaukia, tai manau, kad dar gali ir šiaip eiti ir pasitikrinti. Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, Vilniaus universiteto profesorė, mokslų daktarė Sonata Jarmalaitė pasidalina kol kas optimizmo nekeliančią statistiką. Paskaičiuota, kad tik tai apie 30% gyventojų, kurie gali tuo metu savo amžiaus grupiai pasitikrinti, sudalyvauja prevencinėse programuose. Kartais manom gal dėl to, kad tai yra siūloma nemokama ir siūloma gan įkyriai, tada lyg ir nereikia. Bet iš tikrųjų tai aš nesu linkusi kaltinti žmonių pačių, nes mieste mums yra gan patogu susirasti gydymo įstaigą, geriausią specialistą, bet pagalvokime, Lietuvoje iš tikrųjų daug yra ir kaimo vietovių, o ten tai yra iššūkis. Tai pagalbos iš valstybės iš tikrųjų reikia, kad sveikatos paslaugos būtų pasiekiamos, tame tarpe ir prevencinės programos, kad būtų pasiekiamos tolygiai. Ir kada bus jos pasiekiamos lengvai, tada ir dalyvavimas bus platesnis. Turbūt svajonė būtų, kad į prevencinės programas ateitų, kaip Europa sako, 80–90% visų žmonių, kurie gali dalyvauti prevencinėse programuose, kad visi 100% žmonių rūpintųsi savo sveikata, sveikai gyventų. Na ir kad vėžys nebūtų baisus žodis. Pola savanorė Rimutė Keršanskienė net 2 kartus, prieš 11 ir prieš 5 metus išgyvenusi onkologinę storžarnės ligą, šiandien neabejoja, kad sveikatai palanki gyvensena bei reguliari profilaktinė sveikatos patikra gali užkirsti kelią liūdnoms prognozėms. Visuomenė, nors šita liga yra tikrai žinoma labai seniai, bet žmonės dar yra neišsivadavę iš
gniaužtų būti drąsiems ir kalbėti apie tai. Dėl to aš atstovauju šiandien čia POLA organizaciją. Pašifruosiu POLA. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija. Mes esam tam, kad padėtumėm. Mes pagelbėsim patarimu, išklausimu, nes mes tai žinom, mes per save perėjom. Kiek įmanoma, tai be abejo. Reikia rūpintis savimi. Yra tam ir prevencinės programos, tam yra medikai, tam yra nuojautas. Vėžys yra sudėtinga liga, ne visą laiką priklausanti netgi nuo mūsų elgsenos ar aplinkos veiksnių. Gali tai būti ir vidinis procesas, paveldimas procesas. Žinių daugiau reikia, mažiau baimių, daugiau pagalbos iš valstybės ir aš manau, kad mes tikrai galime judėti link to, ko siekia ES. Priminame, kad keliaujant į autobusą konsultacijų kabinetą pavadinimu Pamatyk ir suprask Lietuva galėsite aplankyti gegužės 19 dieną Vilties bėgime Klaipėdoje Atgimimo aikštėje, gegužės 23-25 dienomis Kauno gimtadienyje Rotušės aikštėje, gegužės 30 dieną Šiauliuose festivalyje Ant Rubežiaus ir birželio 14-16 dienomis Alytaus miesto šventėje. Jūsų lauks gydytojai, mokslininkai, slaugytojai, vėžį išgyvenę pacientai, pasirengę atsakyti į klausimus, pakonsultuoti apie sveiką gyvenseną, vėžio prevenciją bei ankstyvosios patikros programas. Vaistažolė, kuri gali saugoti jūs nuo vėžio. Siauralapio gysločio užpilus dažnokai skirdavo savo pacientams žinomas fitoterapeutas Juozas Ruolė. Kaip gali padėti saugant savo ir artimųjų sveikatą siauralapis gyslotis? Reguliuoja sekrecinės virškinimo funkcijas ir tie, kurie turi, sakykime, gastritą arba turi padidintą skrandžio sulčių rūgštingumą, gali kreiptis į šią žaliavą. Savo knygoje 7 galimybės, kaip saugotis vėžio pasikartojimo, medikas tvirtina, kad gysločių lapų sultimis gydomi lėtinis gastritas, skrandžio ir 12 pirštės žarnos opa, mažėja skausmas, didėja skrandžio rūgštingumas, gerėja apetitas. Gyslotis toks labai kasdienis mūsų augalas, labai daug auga Lietuvoje. Manau, kiekvienas, kur esat nusibrozinęs kelią, dėjo tą gyslotį ant kojas. Gysločių preparatai slopina uždegimą, kai kurių mikrobų augimą, skatina gyti žaizdas, lengvina kosulį, stabdo kraujavimą, laisvina vidurius. Atlieka drenažą apskritai palaikant kepenų funkciją, palaikant tulžies pūslės funkciją, žarnyno funkciją. Jeigu mes užtikrinsime virškinimo funkcijas, abstrakčiai galvojant, mes turėsime galimybę suvirškinti tinkamai tai, ką įsidedam, gauti pakankamai energijos, įveikti stiprų uždegimą, susidoroti su liga ir vėl grįžti į tą stabilios homeostazės būklę. Gysločių lapų užpilas tinka sergantiems ūminiu ir lėtiniu plonosios bei storosios žarnos uždegimu. Būtent gyslotis geltonis pasižymė, nes jisai pasižymė imunitetą mažinančiam savybėm, paraudimą mažina, jisai šiek tiek turi poveikį tam krišumui. Gyslotis labai turi gerą antialerginį veikimą. Irgi sumažina agresiją ir sumažina histamino sekreciją. Siauralapis gyslotis dar reiktų išskirti, kad turi poveikį prieš įvairius mikroorganizmus, patogenus. Todėl siauralapio gysločio sultys sėkmingai naudojamos žaizdoms, opoms, furunkulams, pūliniams ir fistulėms gydyti. Dėl didelio gleivių, raugų kiekio ir antibakterinių aukobino savybių gysločių skiriama gydant bronchitą, bronchinę astmą, kvėpavimo takų uždegimus, kokliušą, užkimimą. Pakeitę savo gyvenseną galite gyventi kur kas ilgiau be ligų, o susirgus greičiau pasveikti, sako mokslininkai ir medikai. Reikalas tas, kad kuo daugiau mes gilinomės
į molekulinę biologiją, į genetiką, mes vis daugiau sužinom paprastų tiesų ir tos tiesos sako, kad sveika gyvensena gali padėti mums išvengti net 50% visų onkologinių ligų. Tai to šiandien žinojimo neužtenka, mes turim aktyviai veikti tą linkmę ir laikytis šitų pagrindinių sveikos gyvensenos principų. Mes puikiai žinome, kad imuninės sistemos veiklai didelę įtaką turi ir fizinis judrumas. Ir jeigu yra mažas fizinis aktyvumas, mes mažai judame, tai ir imuninė sistema nėra tokia treniruota. Bet šitoj vietoj didelė reikšmė turi būti ir stresai turi reikšmės, nes jeigu yra ilgalaikis lėtinis stresas, tai aišku irgi išsekinami antinksčiai ir imuninė sistema yra slopinama. Tai turi irgi didelę reikšmę, bet man atrodo, kad didžiausia reikšmė imuninės sistemos normaliam aktyvumo normaliam palaikymui, tai vis tik turi mitybą. Jinai turėtų būti subalansuota mityba. Reikia atkreipti dėmesį, kad žmonėms yra kasdien rekomenduojama suvalgyti mažiausiai 400 šviežių vaisių ir daržovių. Tačiau Lietuvos duomenimis pagal naujausius apskaičiavimus statistiškai lietuvis suvartoja tik 260 gramų vaisių, daržovių ir uogų per dieną, tai yra ganėtinai maži skaičiai. Iš tų būtent 400 gramų didesnėje dalį, tai 300 gramų turėtų sudaryti daržovės ir 100 gramų, 150 gramų vaisiai arba uogos. Valgant vaisius ir daržovės, organizmas yra praturtinamas mikroelementais, vitaminais, antioksidantais ir skaidulinėmis medžiagomis. Žinoma, kad esant antioksidantų trūkumui maiste padidėja rizika susirgti piktybiniais navikais, tarp jų ir skrandžio vėžių. Dar didesnį poveikį vėžio prevencijai turi mityba, praturtinta antioksidantais, polifenoliais ir kitomis fitocheminėmis medžiagomis. Antioksidantai, jie taip plačiaja prasme, tai padeda mums dorotis su laisvaisiais radikalais, kurie susidaro metabolizmo metu. Jų susidarimas yra siejamas su lėtinio uždegimo procesais, kurie vyksta mūsų organizme. O lėtinis uždegimas, jisai sąlygoja lėtinių ligų vystymasi. Lėtinės ligos, tai yra širdies kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, onkologinės ligos, kitos uždegiminės lėtinės ligos, sąnarių ligos. Ir tai yra būtent ant to lėtinio uždegimo pamato vykstančios, besivystančios ligos. Todėl šitų antioksidantų vaidmuo, jisai iš mitybinės pusės tampa svarbus, siekiant valdyti tos procesus ir taip mažinti lėtinių ligų riziką. Antioksidantai tikrai ypatingai pozicionuojami, kalbant apie onkologinių ligų prevenciją. Polifenoliai tai ir yra antioksidantai, kitaip sakant, galbūt antioksidantai ir yra polifenoliai, tik tai daugiau jie moksliškai ištyrinėti, daugiau atlikta tyrimų, tai dėl to ir dabar išskirta polifenolių tam tikros kelios rūšis kaip lignanai, stilbenai iš tiesų, bet antioksidantų poveikis taip pat yra labai svarbus mūsų organizmui. Tai pirmiausiai vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie sveiką žmogų, tai mūsų senėjimą lėtina, saugo nuo laisvųjų radikalų pažeidimo ir aišku svarbiausia nuo uždegiminių procesų, nes mes nežinome, kas vyksta mūsų ląstelėse ir atrodo vieną dieną sveikas žmogus ir staiga susirgo. Na, nes staiga tie visi pokyčiai iš tikrųjų vyksta metų dešimtimis visose amžiaus kategorijose, tiek jaunam, tiek vyresnio amžiaus, senyvo amžiaus žmonėms antioksidantų reikia. Būtent polifenoliai, saugodami nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio, gali padėti, išvengti to greito senėjimo proceso. Aišku, nesustabdys visiškai, kad, sakysim, sustos ir vienu žodžiu viskas. Taip ne, bet tikrai galima labai sulėtinti tą procesą, sulėtinti lėtinių neinfekcinių ligų plitimą, taip, sulėtinti, ir, sakysim, kitus degeneracinius pokyčius, kurie gali vykti žmogaus organizme. Tai, būtent dėl tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų. Medikai mano, kad antioksidantus, polifenolius turi vartoti kiekvienas, nesvarbu kokia liga sergantis žmogus.
Iš ties, jeigu mes matom, kad žmogus, pavyzdžiui, dažnai serga peršalimo ligomis, jeigu žmogus serga bet kokia lėtinė liga, ar tai bus cukrinis diabetas, ar tai bus nutukimas, ar tai bus širdies kraujagyslių ligos, jo organizmui visuomet reikia daugiau antioksidacinių medžiagų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, taip, ten polifenolių išmatuoti žmogaus organizme neįmanoma, bet prasmė to matavimo nėra labai tokia reikšminga. Perdozuoti polifenolių, sakysim, gaunamų, yra praktiškai neįmanoma. Tai yra būtinoji mūsų raciono maistinė medžiaga, kurios turi būti racione, ir jau žmogaus reikalas ieškoti savo kasdienybėje tos formos, kaip ta medžiaga pateks į jo organizmą. Taip, kad išvada tokia, kad vis tik tai mums reikėtų kartu su maistu dar vartoti papildomai biologiškai aktyvias medžiagas, kitaip tariant, maisto papildus. Jeigu prieš 50-100 metų mes su maistu gaudome viską, ką mums reikia, ir nebuvo to B-tipo badavimo, mūsų ląstelės buvo aprūpintos ir jokių maisto papildų nebuvo, nes maistas buvo natūralus, kaip sakoma, močiutės sode užaugintas maistas. Tai jis buvo visko turintis to, ko reikia mūsų organizmui. Dabar to nėra. Kaip rodo moksliniai tyrimai, mityba, kurioje gausu antioksidantų, polifenolių ir kitų fitocheminių medžiagų, padeda mažinti sunkių lėtinių ligų atsiradimo bei progresavimo riziką. Mokslininkai nustatė, kad tam tikras ryšys žalioji arbata, brokolis, ciberžolė ir granatai veikia iš tikrųjų dar labiau sveikatai palankiai, dėl to jų pagrindų yra sukurtas ne vienas ir preparatas polifenolių. Kembridžo universiteto mokslininkų komanda atliko klinikinę studiją, kurioje dalyvavo nemaža dalis, sakykime, sveikų maisto produktų, iš kurių atrinko iš 200 skirtingų maisto produktų, atrinko tik 4 produktus, kurie yra efektyviausi, geriausi, stipriausi kaip antioksidantai, kaip polifenoliai, veikiantis ir turintis įtakos prostatos vėžio ir kitų vėžių vystymuisi. Mes džiaugiamės tuo, kad Robertas Tomas subūrė tokią komandą, kuri leido išrasti, sukurti ir galimybę naudoti naują, gerą, šiuolaikišką produktą, sudarytą iš 4 sudėtinių dalių, tai yra iš brokolių, granatų, ciberžolės bei žaliosios arbatos. Tai yra tam tikromis dalimis, kurios geriausiai papildo vieną kitą bei veikia sinergistiškai. Reiškia, sustiprina viena kitos veikimą. Kartais vyrauja nuomonė, kad užtenka į mitybą įtraukti didesnį kiekį granatų, brokolių, ciberžolių ar žaliosios arbatos ir poveikis bus tas pats, kaip ir vartojant mokslininkų sukurtą ir tinkamai pagamintą preparatą. Deja, tai nėra tiesa. Tas, kas yra toj mažoj kapsulytėje, tai yra koncentruota ir išimta ta medžiagos dalis ten iš granato ar iš ciberžolės ar kažkur tai, kurios tas kiekis kapsulė yra pakankamas, ką gaus organizmas. Jeigu norėsi, kad gauti iš granato atitinkamai, tai gal tai reikia suvalgyti 15 kg granatų, kur fiziškai neįmanoma tą atlikti. Ir kad pridės prie maisto šitos dalykus tikrai nepagadins, bet kad gauti tą, ką gaunama toje vienoje kapsulytėje, realiai tai yra labai jau sudėtinga tą kiekį suvalgyti produktų. Šiuolaikinės technologijos jos sugeba labai gausiai ištraukti iš to vaisiaus ar iš to augalo tas veikliasias medžiagas, kurios reikalingos šitam atveju. Plačiau apie preparatą, kurį sukūrė Kembridžo universiteto mokslininkai, žiūrėkite po trumpos pertraukos. Pomita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. ESE – mano namų stilius.
Onkologinėmis ir kitomis lėtinėmis lygomis sergantiems vyrams ir moterims labai svarbu keisti gyvenseną ir nepamiršti apie augalinių polifenolių gausią priešvėžinę mitybą. Mityba tai yra, kaip aš sakau, iš tikrųjų šio amžiaus rykštė. Todėl, kad mes galime patys nuspręsti, kaip dažniausiai nusprendžiame labai klaidingai ir iš tikrųjų beskubėdami, bebėgdami, ir pamirštame galbūt pavalgyti ir neteisingai pavalgome, tas greitas visas maistas, jie nėra teisingi ir nėra geri maisto produktai. Iš tikrųjų, aš lygiai taip pat pradėjau nuo savęs, lygiai taip pat pradėjau, vartoti labai daug lapinių daržovių, tuos pačius brokolius verdu, sakykime, aišku, sunkiau su granatais yra, be abejo, bet ciberžolę tokią taip pat dedu kaip prieskonį ir ciberžolę taip pat vartoju atskirai, todėl, kad tai yra, žinau, kad tai yra tie produktai, kurie leis suvaldyti oksidacinį stresą, leis nužudyti, kitaip tariant, tas piktybinės negeras ląsteles, leis, įveikti mum ir prevenciškai sustabdyti kai kurias ligas. Sveikas gyvenimo būdas, mankšta, grūdinimasis, mityba ir polifenolių vartojimas gali mums padėti pakelti imunitetą iki reikiamo lygio. Mano tyrimai patvirtina, kad vartojusių specialų brokolių, ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos ekstrakto mišinį parodė esminį imuninės sistemos suaktyvėjimą, kurį atspindėjo procentiniai ir absoliutus limfocitų subpopuliacijų rodikliai. Tai leidžia organizmui veiksmingiau kovoti su bet kokiu uždegimu ar infekcija. Jungtinės karalystės nacionalinio pomiti klinikinio tyrimo metu buvo išsamei tyrimas brokolių, granatų, ciberžolių ir žaliosios arbatos derinio slopinamasis poveikis vėžio progresavimui. Lietuvoje maisto papildas pomiti jau seniai žinomas ir vertinamas. Profesorius Feliksas Jankevičius pabrėžia maisto papildo pomiti efektyvumą. Šiandien mes turim visą eilę įrodymų, objektyvių įrodymų iš klinikinių tyrimų. Tai galiu kalbėti apie, pavyzdžiui, prostatos vėžį. Tas maisto papildas, kuris šiandien vadinasi pomiti, populiarus pakankamai Lietuvoje, tai vienas iš tų retesnių papildų, su kuriais buvo atlikti labai rimti klinikiniai tyrimai, kurie aiškiai įrodė, kad jis yra naudingas ir turi poveikį, tai yra efektyvus, blokuojant prostatos ląstelių proliferaciją, taip pat mažinant prostatos specifinio antigeno koncentraciją kraujyje. Kitaip tariant, jo naudojimas, o jo sudėty yra natūralūs produktai, visiems žinomi, tikrai rekomenduotinas preparatas. Turint tokį unikalų produktą, mes galime papildyti savo mitybą būtent juo. Nes nėra taip paprasta suvartoti tiek maisto ir tiek, sakykime, žaliųjų salotų, sakykime, brokolių, ar tai kitų, sakykime, daržovių, tokiais kiekiais per dieną, ir man pačiam sunku suvalgyti yra. Čia bet kuriam taip yra. Ir aišku, turint tokį unikalų produktą, mes tik tai džiaugiamės tuo. Lietuvos chirurgas, nefrologas, urologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius Balys Dainys irgi sužavėtas maisto papildo pomiti veiksmingumu. Mes turime puikų preparatą pomiti. Ten kapsulėje yra sudėta aktyviosios šitų daržovių, vaisių medžiagos. Jeigu mes norime, kad gautumėm atitinkamą kiekį tų medžiagų iš pačių tų daržovių ir vaisių, tai mes turime suvalgyti nemažai jų. Pomiti kapsulėje yra jos sudėtos taip, kad mes tą dozę gautumėm 2 kapsulės per dieną sunaudoję, vietoj to, kad suvalgytumėm didelį dubenį šitų daržovių. Žinoma, ir daržovės puiku, jeigu kas mėgsta. Aš, pavyzdžiui, brokolių nemėgstu, granatų aš, pavyzdžiui, nemėgstu.
bet pomite aš puikiausiai galiu praryti ir gauti tų reikalingų, naudingų polifenolių, labai svarbių antioksidantų, svarbių organizmui medžiagų, gerdamas pomite. Polifenoliai tai yra naudingos organizmui medžiagos, kurios gali sumažinti chemoterapijos nepageidaujamus poveikius, juos susilpninti būtent. Jų yra gausu brokoliuose, ciberžolėse, granatuose, žaliojoje arbatoje. Taigi žmonių pasirinkimas ar naudoti maisto papildus, kuriuose tiesiog yra tų polifenolių užtikrintas kiekis kasdien, ką jie tiesiog gaus su maistu išgėrę tabletę, ar tiesiog kiekvieną dieną valgyti šituos maisto produktus ir taip stengtis užtikrinti reikiamą tų polifenolių koncentraciją kraujyje ir žmogaus organizme. Maisto papildą pomite daug metų savo pacientams rekomenduoja ir mokslų daktaras urologas Vytautas Kamarauskas. Toks preparatas pomite, kurį dabar visi žino, tai yra ištirtas, ištyrinėtas preparatas, kuris tikrai pagelbėja. Nėra taip, kad jis išgydo ligą. Tai yra pagalba prie tam tikros ligos. Pastiprinus ląsteles, jos pačios sugeba kovoti. Mūsų organizmas nežino, kad yra šiuolaikinės technologijos, kad yra labai puikūs gydytojai, kad yra labai geri specialistai, geros aparatūros, kurios gali pataisyti. Organizmas stengiasi kovoti pats. Ir todėl mes jam pagelbėdami kažkuo tai, netgi gamtos dalykais, pagelbėdami kokiais tai, sakykime, gyvenimo būdo pataisimais, sportų, joga, pagerinam jo gyvenimo kokybę, tuo pačiu ir kovojam su liga. Nes organizmas pats kovoja su tuo nereikalingu reiškiniu jo organizme. Tas, kas yra toj mažai kapsulytėje, tai yra koncentruota ir išimta ta medžiagos dalis ten iš granato ar iš ciberžolės ar kažkur tai, kurios tas kiekis kapsulė yra pakankamas, ką gaus organizmas. Jeigu norėsi, kad gauti iš granato atitinkamai, tai gal tai reikės suvalgyti 15 kg granatų, kur fiziškai neįmanoma tą atlikti. Ir kad pridės prie maisto šitos dalykus, tikrai nepagadins. Bet kad gauti tą, ką gaunama toje vienoje kapsulytėje, realiai tai yra labai jau sudėtinga tą kiekį suvalgyti produktų. Dalis žmonių mano, kad pomite skirtas tik vyrams. Tačiau tai netiesa. Maisto papildas pomite yra ypač naudingas moterims. Visi antioksidantai, visi polifenoliai, paprasčiausiai daržovės, jas valgo ir vyrai, ir moteris, ir vaikai. Todėl, sakykime, tokias maisto medžiagas, praturtintas polifenoliais, gali vartoti tiek vyrai, tiek moteris, tiek ir vaikai. Ir, sakykime, preparatas pomite taip pat lygiai taip pat yra tinkamas mums visiems. Sveikam žmogui, o ypač sergantiems bet kurią lėtinę ligą, svarbu, kad jo organizmui nepritrūktų polifenolių ir kitų fitocheminių medžiagų. Kalbos apie sąnarių sveikatą visada aktualios, nes jie tiesiogiai susiję su judėjimo galia ir skausmu bei ligomis, kai sąnariai nebesveiki. Ypač tas svarbu dabar, kai po žiemos užsisėdėjimo į gryną orą jau išviliojo ne tik sodo darbai ar iškylavimo malonumai, bet ir padidėjęs dėmesys kūno formomis, raumenų tvirtybei ir netgi odos grožiui. Kolagenas – vienas iš svarbiausių pagalbininkų, dalyvaujančių tuose procesuose, nes tinkamas jo kiekis garantuoja gerą fizinę būklę. Iš tikrųjų, jaunimui yra sunku suvokti, kad būtent viskas prasideda iš vidaus, jeigu gydytojas sako, kad tau trūksta halogenų, tai tau sprendimas yra papildai. Su amžium žmonės, jeigu neužsiima fizinę veiklą, tai kaulai šiaip su metais darosi trapesni ir lengviau patirti traumą, lengviau susilaužyti.
ir sunkiau sugyti paskui. Šių laikų žmonės daugiausiai kreipiasi dėl klubo sąnario skausmų, stuburo juosmeninės dalies, pečių juostos bei kaklo būklės pablogėjimo. Problemų, kurios yra kompleksinės ir susijusios su nuolatiniu sėdėjimu. Sveikas gyvenimo būdas, mityba ir reguliarus fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį, tačiau negali kompensuoti atsiradusio kolageno trūkumo organizme padidėjus jo poreikiu. Tikrai kolagenas su amžiumi jo produkcija mažėja ir prasideda tas įvairiai skaitoma, vieniem nuo 25, kitiem nuo 30, priklauso nuo genetikos. Dabar, aišku, kolageno vartojimas yra pakankamai dažnas etapas. Tad kas tas kolagenas, kuris tarsi automobiliui kuras, organizmui neleidžia senti, apsaugo judrumą ir grožį, saugo nuo traumų ir vidaus organų veiklos nepakankamumo. Kolagenas yra svarbus baltymas, kurio yra randama visam kūne. Ypatingai daug yra kauluose, sausgyslėse, kremzlėse. Metams bėgant jo gamyba organizme mažėja ir automatiškai dėl to atsiranda įvairių problemų, tiek sąnarių skausmų nykstant kremzlį, tiek silpniau atsistato po raiščių ir sausgyslių patempimų, sunkesnis gydymas yra tokios problemos. Kolagenas mūsų jungiamasis audinys, jisai turi įvairių stiprumų, įvairių jungčių, jis skirstomas į kelias klases, į tris klases, skiriasi, kur tas kolagenas yra, kokio ilgio tos molekulės, bet jeigu paprastai šnekant, tai yra toks baltymas, kuris yra ilgos molekulės, susijungia ir kurios laiko viena kitą. Tai būtent kolagenas, kuris yra aplink ir kremzlę, ir visą mūsų jungiamą audinį. Ir taip pat odoje jisai jo irgi yra, plaukai, nagai turi įvairius tipus. Vilnietė Nijolė kolagenu pradėjo domėtis būtent pajutusi brandaus amžiaus kūnui keliamus pokyčius. Kolagenas tai aišku yra grožio produktas reikalingas, o ypač moterims, kai jie trūksta, tai ir oda suglemba ir ne taip tu atrodai, kaip norėtųsi. Aš labai domiuosi, būtent sveikata, mityba, vitaminais, papildais. Norint būti sveikam, jau reikia pradėti savim rūpintis maždaug nuo 20–25 metų, o kada tau jau virš 50, tai aišku, tau visada kažko trūksta. Su judėjimu tai visada būna problemų, arba sunkiau tau sekasi atsikelti ryte iš lovos, arba ten kažkur einant suskausta kelią, tai norisi, kad to nebūtų. Pagrindinis dalykas ir yra judėjimas, jeigu žmogus visą dieną praleidžia ant sofos atsisėdęs, tai aišku, fizinė būklė, kuo toliau, tuo blogyn eina. Tai bet kokia fizinė veikla yra reikalinga visose, kaip sakyti, ir vyresniam amžiui. Reikėtų stengtis kuo daugiau judėti. Sąnarį pramankštinti vis tiek reikia kiekvieną dieną, kad ir yra tas skausmas, nyksta sąnarinė kremzlė. Automatiškai mažėjo to skysčio sąnarinio. Atsiranda trintis tiesiog tarp kaulinių paviršių ir visą tai skatina uždegimą, osteoartritą vadinam. Metams bėgant dažnos tokios lygos kaip osteoporozė prasideda, šiaip pats kaulinis audinys nyksta, ypač jeigu žmogus fizinio krūvio negauna, tai tie kaulai silpnėja su metais. Vystantis artrozė, nyksta sąnario kremzlė, pradeda liaudiškai tariant kaulinis paviršius trintis į kaulinį paviršių, atsiranda stiprus skausmai, uždegimas. Žmogui apsiriboja labai funkcija dėl to. Nyksta kolagenas, tarkim, viena iš tokių statybinių medžiagų su metais, tai rekomenduotina būtų kolageno atsargas papildyti. Būtent reikėtų tai ne tik su maistu, jo yra labai sudėtinga tiek, kiek reikia organizmui, sakykime, kiek to želatinos gali išbrinkinto suvalgyti. Norisi, kad greičiau visą tai tavo organizme patektų šitas kolagenas, laikytis tos vadinamos subalansuotos mitybos yra sudėtinga. Dabartinė mėsa, jinai yra, tiesiog grynas tas rumuo, šaltienos dabartiniai vaikai nežinau, kada paskutinį kartą valgė, pažiūrėti baisu, jas želė irgi nebėra visiškai populiarus, kaulų sultiniai irgi jau yra toksai prisiminimas, arba restorano kažkoks tai retas dalykas, taip kad mes tikrai maiste mažiau to kolageno gaunam, kartais parekomenduoju irgi naudoti kolageno papildus. Rekomenduojama pirmo ir antro tipo kolagenų
kolagėnus vartoti papildomai, nes jau prieš 13 metų Kanadoje, Amerikoje ir Italijoje atlikti medicininiai tyrimai parodė, kad įvairiomis sąnarių lygomis sergantys žmonės sugebėjo iš esmės patobulinti savo kasdieninę veiklą ir reikšmingai pagerinti gyvenimo kokybę, papildomai vartojant 90 dienų nedenatūruotą antro tipo kolageną. Maisto papildas Semiogemze biologiškai aktyvus, natyvinis, grynos formos, nedenatūruotas pirmo ir antro tipo kolageno derinys su vitaminu C. Sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Organizmui gautų kolagenų nereikia papildomai apdoroti. Jie labai paprastai įsisavinami ir pristatomi ten, kur jau reikia. Nijolė džiaugiasi atradusi būtent maisto papildą Semiogemze, nes jau žino jo patikimumą ir veiksmingumą. Na, aišku, atkreipiau dėmesį, kad tai yra šveicariškas produktas, jau tai patikimumas, kad tai yra vitaminas C, kuris padeda kaip antioksidantas, kaip jis padeda išlaikyti ir drėgmę, ir apsaugo nuo kenksmingų laisvųjų radikalų. Na ir yra kolageno 2 tipų, kurie irgi taip pat padeda kremzlėms, sąnariams. Ir kaip tik pakuotė 2 mėnesiam ir galima bet kada vartoti maisto metu. Nedidelė kapsulytė su vandenuku ir viskas. Ir būtent tu turi tos dienos normą kolageno. Maisto papildą Semiogemze rekomenduojama vartoti suaugusiems žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu, fiziškai aktyviems žmonėms, dažnai patiriantiems ilgai trunkantį fizinį krūvį, žmonėms turintiems viršsvario, dėl kurio stipriai apkraunami kelių bei stuburo sąnariai, sportininkams, kurių kūnas kiekvieną dieną intensyviai apkraunamas, pagyvenusiems žmonėms ar tiems žmonėms, kurie jau turi judėjimo ar įgimtų problemų, vyresniems vaikams ir augantiems jaunuoliams. Poveikis išryškėja po bazinio 2 mėnesių kurso. Bet iš tikrųjų paskaičius sudėtį, įsigilinus, galima tikėti, kad tikrai padės tau ir kremzlėm, ir sąnariam, ir odai. Ir tu geriau jausies.